Toliau laidoje Svajonių sodai patarimai visiems sodinantiems sodus ir gėlynus. Kartu su želdynų dizainerė, dailininkė Kursų sodo menas, viena iš autorių Eurika Urbonavičiūtė ir bendrovės Brasta Build atstove Jolita Kavaliauskienė aptarsime ne tik kaip apsaugoti augalus nuo piktžolių, bet ir išbandysime dar vieną galimybę – naują geotekstilę, kuri apsaugo nuo augalų šaknų plitimo. Yra augalų, kurie plinta šaknimis ir juos į darželius negalime įsileisti. Pavyzdžiui, paprastoji žiemė, jinai išstumia visus kitus augalus ir okupuoja teritorijas. Mėta, aš kaip tik noriu šalia rožių pasisodinti mėtą, kad man būtų patogu išbėgti, nusiskinti lapą ir išgerti arbatą studijoje. Naujas produktas, kurį pristatom šiam sezonui, yra Plantex Root Barrier. Miskantai, agrastai, avietės, tie, kurie plinta ten, kur nereikia, tai norėdami kontroliuoti jų šaknų sistemą, naudojam šitą produktą. Tai mes, manau, puikiai išbandysim. Tai čia vienas pasirinkimas. Antras pasirinkimas šito produkto yra tada, kai turim rūgščią arba nerūgščią žemę. Sodinam rododendrus, šilauoges ar ne, ir tiesiog turim atskirti tą rūgštų arba nerūgštų dirvožemį. Tai šitos geotekstilės dėka padarom barjerą ir taip atskiriami du skirtingi dirvožemiai. Ir trečias panaudojimas, jeigu prie namo sodinat medį ir šalia namo eina visokias laidų instaliacijos, vandentikio vamzdžiai ir norim juos apsaugoti, tai vėlgi augalą izoliavus šitų root barjerų galit savo visos infrastruktūros vamzdynus ir elektros laidus tiesiog apsaugoti nuo nepageidavimų šaknų ir taip turėti nesugadintą vaizdą. Tai čia 5 metrų apsaugos zonai, aplinkui valymo įrenginius, aplinkui gręžinius, ar ne, mes galim panaudoti šitą plėvelę ir tada galim sodinti, pavyzdžiui, kalninę pušį, nes šiaip tai negalėtumėm taip sodinti. Nes jie tiesiog šaknim neleis plisti ir išeiti už tų ribų. Dangą Plantex Root Barrier galima tiesti bet kokio gylio ar dydžio duobėje. Čia pasirinkome nedidelį plotelį mėtai, kurios paprastai sparčiai plinta. Tai vieni palieka bortelį, kiti nupjauna tą geotekstilę ties pačio grunto riba, kad galėtų ant viršaus dėti Plantex Gold geotekstilę, kuri yra skirta kontroliai su piktžolėm, kaip mes norim apsaugoti augalą nuo nereikalingų piktžolių. Kaip matot, labai lengvai audinys kerpasi, lengvai instaliuojasi. Kita danga pasitarnaus sodą ar gėlyną apsaugoti nuo piktžolių ravėjimo. Piktžolių kontrolės audiniai pastaruoju metu tampa vis labiau ir labiau populiaresni namų ūkiuose, ar ne? Jie pasirenkami visų pirma kaip ekologiška alternatyva pakeičiant cheminius herbicidus ir kaip mažai priežiūros reikalaujantis sprendimas. Ir kadangi didėja paklausa, didėja pasiūla, tai rinkoje labai didelis pasirinkimas šitų geotekstilinių audinių ir labai svarbu suprasti, kokį daiktą reiktų pasirinkti, kad jisai tarnautų ilgus metus. Tai visų pirma, jisai turi būti ilgaamžis, kaip sakėt. Neturi tiek laiko. Pasodinot, padarėt, pamiršot ir išėjot. Tai turi būti ilgalaikis sprendimas. Antras labai svarbus dalykas, tie audiniai turi būti kvėpuojantis. Tai reiškia, kad šaknis gautų oro ir kad būtų pralaidus vandenį, kad augalas galėtų gauti visas mineralinės medžiagas reikalingas, kaip mes jį trešiam, lietaus pagalba, kad tas vanduo jisai neužsistovėtų ant to audinio, o tiesiog susigertų į gruntą, šaknis nepelytų, gautų oro ir galėtų augalas klestėti arba duoti gausų derlių. Ir trečias labai svarbus momentas, tie produktai turėtų būti padėti sukurti gražų estetinį vaizdą. Ne tik vienai dienai, o ir po tam tikro ilgo laiko, ką turbūt pasisirgi. Taip, kai reikia tvarkos. Tai vat Plantex DuPont geotekstilės ir atliepia visas šitas funkcijas, nes jos yra gaminamos pagal unikalią technologiją. Tos technologijos dėka pagamintos Plantex geotekstilės terminiu būdu suklijuotos 100% polipropileno gijos padaro tą audinį itin tvirtą ir tankų. Tas pats audinys yra laidus orui ir vandeniui. Tai reiškia, kad šaknys nepūva, gauna orą, kvėpuoja ir augalas iš to gali klestėti. Gold tai reiškia tobulas geotekstilinis audinys, skirtas kontroliai su piktžolėm ir turim skirtingus išmatavimus. Ten, kur reikia nedidelę lopinėlį pasisodinti braškių ar kitų augalų ir norim apsaugoti, tiesiog yra labai patogi pakuotė, 1,5 m. Taip, patogi pakuotė. Taip. Bet čia yra tas pats, žinokit. Čia yra 1,15 m ant 10 m, ten, kur reikia šiek tiek daugiau.
Turim vadinamus didesnius džumbo rulonus, 100 m. Jeigu metro nebeužtenka, turim 2 metrus ant 100. Jeigu 2 metrų ant 100 neužtenka, turim 5,2 ant 100. Tai tiesiog yra pritaikami tiek mažam ūkiai, tiek dideliuose ūkiuose. Ką svarbu paminėti, ar ne, kad šitam audiniui pati gamykla DuPont duoda 25 metų garantiją, jeigu jis yra užmulčiuojamas, arba iki 3 metų garantiją, jeigu jis yra paliekamas atviras. Tai tiesiog turi apsaugą nuo UV. Brut barjero gaminiui 25 metų garantija, nes jis paprastai būna Tobulai, įdėtas. ypatingai tinka, žinot dar kodėl aš tą pamilau geotekstilę? Spalva. Jūs pažiūrėkit, jeigu aš mulčiuoju, tarkime, su pušies žieve ir man ten vėjas papustė, tai man jau nekris akis baltas spalva ten geotekstilės ar kokia pilka. Aš visai, kad turėsiu tokią natūralią į pušies žievę panašią, ar ne? Taip. Ir jinai, kaip matot, yra dvipusė. Tai iš principo galima naudoti bet kuri pusė, kuris spalva jums labiau tinka pagal jūsų aplinką. Konsultantė Jolita Kavaliauskienė sako, kad naujos dangos padeda sėkmingai ūkininkauti ir puoselėti kiemą ir kartu sutaupyti laiko jo priežiūrai, nes nebereikės laiko gaišti ravint gėlynus. Dailėjimus vyrų širdis, kaip per Lietuvą